Šiomis dienomis Marija, susiruošusi, skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Iš Evangelijos pagal Luką. Brangieji, Marija per apreiškimą sužinojo tą džiugią naujieną. Marija tapo nėščia, Dievo motina. Marija buvo laiminga, bet Marija suprato vieną dalyką, kad visos tos laimės, to džiaugsmo negalima paimti savo. Reikia eiti ir kitiems rodyti savo džiaugsmą, skelbti tą gerą naujieną. Parapijose buvo rekolekcijos. Dauguma iš mūsų atlikom išpažintį ir džiaugiamės, sakom, ruošiamės Kalėdams. Bet, brangieji, šios dienos Evangelija ragina mus pažiūrėti, ar visi taip iš tikrųjų džiaugiasi. Mūsų kaimynai, mūsų artimieji. Vienas iš kunigų kažkada per katechezę pasakė, tu negali būti laimingas, jeigu aplink tavęs yra daug nelaimingų. Ar visi tavo pažįstamieji, tavo draugai yra laimingi. O galbūt reikia taip, kaip ir Marija, eiti į tą gerą naujieną, kad Jėzus gims, kad Jėzus atėjo į pasaulį, išgelbėti pasaulį, o galbūt reikia tą naujieną nešti. Kažkada kaip kunigas supratau, kad jeigu aš eisiu ir pasakysiu, noriu jums kažką pasakyti, paskelbti gerą naujieną, tai dauguma iš tų, kurie nevaikščia į bažnyčią, visiškai neatidarys durų. Pasakys, mums tai neįdomu. Bet jeigu jūs, pasauliečiai, eisit ir sakysit apie savo džiaugsmą, tai jūsų žodis pasieks ir pateks į širdį. Ir taip iš tikrųjų Marija kaip advento pavyzdys rodo mums aiškiai, ką mums daryti. Nes, brangieji, Kalėdos yra džiaugsmas. Tas džiaugsmas mūsų bus pilnas ir tikras, jeigu aplink mus visi džiaugsis. Toliau Evangelijoje girdim, iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane. Elzbietos džiaugsmas. Brangieji, kodėl tas džiaugsmas? Ar tas džiaugsmas dėl to, kad atėjo Marija? Ne. Tas džiaugsmas ypatingai yra dėl to, kad atėjo Jėzus. Ir mes dabar turim labai konkrečiai suprasti. Per adventą Jėzus nori ateiti pas mus. Jis davė mums tą laikotarpį ir sakė, atidaryk savo širdį, priimk manęs. Brangieji, dauguma iš mūsų jau tai padarė. Bet mes kaip Marija turim pasistengti, kovoti dėl tų, kurie galbūt bijo. Daug yra tokių žmonių, kurie paprastai bijo, nes jie mąsto, kad padarė kažkokią siaubingą nuodėmę, kad Dievas neatleis, kad kunigas šauks. Ir mūsų užduotis, kaip Marija, eiti ir pasakyti, ne, Dievas yra meilė, Dievas myli tavęs. Ir taip iš tikrųjų, brangieji, dar kartą pakartosiu tai, ką aš sakiau.
Mūsų pilnas džiaugsmas bus tik jeigu pamatysim šypseną kito žmogaus. Jeigu aplink mūsų bus liūdesys, tai ir mūsų džiaugsmo nebus. Tada kovokim dėl to. Ir aš kaip kunigas galiu jūs paraginti. Jūs padėkit mums. Nes kada Jėzus pasakė per Evangeliją, eikite ir skelbkite Evangeliją, nepasakė tai tik vyskupams, kunigams. Pasakė mums visiems. Ir tai yra mūsų užduotis. Ir šiandien, ketvirtą Advento sekmadienį, Marija nori mus paraginti. Marija nori pasakyti, nebijok ir tu. Ir eik ir nešk tą gerą naujieną. Nereikia daug. Reikia tikro tavo liudijimo, tavo džiaugsmo, tavo gero žodžio, tavo pagalbos. Linkiu ir savo, ir mums visiems, kad mes išgirstum tą Dievo žodį, tą Evangeliją. Ir kad taip iš tikrųjų eitum su džiaugsmu, skelbti tą gerą naujieną. O tada bus geras Kalėdos. Tada taip iš tikrųjų Jėzus pamatys, kad mūsų širdis yra geras, puikus. Kaip aš sakiau savo vaikams parapijoje, Betlėjuje nesurado vietos. Bet Jėzus nori pasakyti, tu paruošk savo širdį, kad tai būtų apartamentas man. Darykim tai ir kitiems padėkim. Jėzus nori ateiti, nori gimsti mūsų širdise. Prašykim tos malonės ir pabandykim tai daryti.